Šiandien išties ypatinga diena. Man asmeniškai jinai prasidėjo prie prezidentūros šiandien ryte, kur kėlėme vėliavas, Lietuvos vėliavą bei Lietuvos istorinę vėliavą. Ir iš tikrųjų didžiausią įspūdį turbūt paliko virš galvos paskui 8 naikintuvai. Prazvimbę kaip įmanoma tikriausiai žemai ir siųsdami žinią, kad ypatingomis Lietuvos progomis mes nesame vieni. Ir simboliškai, aišku, kad ta diena prasidėjusi Vilniuje, šiandien jinai tęsiasi vis dar Strasbūre, kur su lietuvių bendruomenė irgi taip pat tą patį veiksmą atlikome giedodami Lietuvos tautišką giesmę. Tai nepaprastai smagu, kad ta Lietuva iš tikrųjų nėra užsidariusi viename kampelyje, o tęsiasi toli iki pat Prancūzijos, kur bendraminčiai žmonės, kuriems svarbu mūsų tautos istorinė atmintis, kiti svarbus dalykai susirenka ir mini tokias dienas. Puikus vakaras ir tautiškos giesmės garsas pasklido po Oranžery parką, čia Strasbūre, Alzase, Prancūzijoje. Ir smagu, kad mes jau nesam benamiai, mes turime kur giedoti, mes turim kur susirinkti, pabendrauti, pasikalbėti. Ir tikrai apsijungti daina. Ir smagu, kad lietuviškas ąžuolas auga. Aš tikiu, kad greitai reikės daug vyrų, kad jį apglėbti, nes žemė gera, iš gražaus krašto atkeliavo, iš Lietuvos vidurio. Ir nebejoju, kad tai bus atmintina vieta ir, sakyčiau, kultūrinė, Lietuvos kultūrinė vietelė, lanka ar pieva puikiame Strasbūro centre esančiame parke. Tai naudodamasis progą aš visiems dėkoju dalyviams ir organizatoriams ir aš tikiu, kad ši graži tradicija eis į priekį. Tikrųjų šiandieną gavosi didžiulė šventė. Labai kažkaip susirinko daug žmonių, visas autobusas atvažiavo, kooperatyvas pienininkų, kur žmonės pieno pramoniai, tai parodo, kiek yra sunkumų dabar, būtent pieno industrijoje Lietuvoje. Ir tikrai mes neišgyvenam geriausius laikus, bet kai yra tokia valstybė šventė, Mindauginės, kaip sakom, karaliaus Mindaugo, labai iškilminga šventė, kur tikrai mūsų vienyje, visas problemas galim pamiršti, džiaugtis. Ir visam pasaulyje lietuviai iš tikrųjų švenčia daug stipriau negu Lietuvoje. Kai tik kažkur kitur atvažiuoja, kažką turim, pavyzdžiui, čia pasodinom ąžuolą, čia jau didžiulė šventė kiekvienais metais, kur Petras Auštrevičius ir visi europarlamentarai šitos kadencijos čia dalyvauja ir kažką jaučiamės, kad kažką tikrai padarėm ir palikom savo, atsižymėjom Strasbūre. Ir lietuviai čia tikrai puikiai
darbuojasi, ta bendruomenė didelė, susirinko virš 100 žmonių šiandien. Tikrai yra gausi šventė, iškilminga šventė ir valstybinė šventė Strasbūre, kur yra teisės bent sostinė Europos. Taip, aš manau, kad šiandieną mūsų Lietuvos valstybės dienos ir Mindaugo karūnavimo dienos proga kiekvienam lietuviui tai yra ypatinga diena. Praktiškai susikūrė mūsų valstybė ir mes atgavom arba įkūrėm savo valstybingumą ir tapom praktiškai ES viena iš valstybių. Ir tikrai manau, kad šiandieną irgi čia, prie šito ženkliuko, tradiciškai, kuris buvo pasodintas pereitais metais, turėjom progos sugiedoti mūsų himną. Ir šiandieną turėjome taip pat keletą žmonių iš Lietuvos ir keletą sveikuolių taip pat ūkininkų sąjungos atstovų. Ir tikrai mes matome, kad taip pat didžiuojasi savo valstybę nepriklausomai nuo amžiaus. Tai tikrai didelė šventė, didelė diena mums ir džiaugiamės, kad vis labiau ir labiau šita diena tampa mūsų viduje, mūsų širdyje, kaip būtina atlikti savo pareigą. Labai gražu istorija, kad Lietuva buvo karalystė, nors ir trumpai. Gražu, kad mes visi lietuviai čia susirinkę tą Lietuvą, karūnuotą Lietuvą savo širdį nešiojamės. Štai yra gražus laikas, graži iniciatyva, kartu įvairiuose pasaulio vietose, o šiandien pasaulis toks didelis ir lietuviame daug kur yra. Tai visi pajusti vienas kitą, pajusti tą Lietuvą širdėje, tą tikrą karūnuotą Lietuvą. Šiandien yra mano mylimos Lietuvos valstybės diena ir labai svarbu, kad visam pasauly mes Lietuvos žmonės turim galimybę susivienyti, pabūti kartu giedoti mūsų valstybės himną, kartu tiesiog pabūti, pasidalinti tom mintim, kad kur mes bebūtumėm, kur mūsų likimas ar pasaulis būtų nubloškęs, mes esam lietuviai. Vadinasi, mes visą laiką esam kartu, mintimi, širdimi, savo darbais, savo svajonėm su Lietuva, su savo gimtine. Todėl labai simboliška, kad mes čia šiandien Strasbūre susirinkom prie Lietuvos ąžuolo, leidusio čia Strasbūro parke šalia Europos parlamento šaknis ir kad galim pabūti kartu. Kartu giedodami mūsų Lietuvos himną, mintimis, kaip sakiau, būdami su savo tėvynė. Lietuvai ir mūsų tėvynei tai yra be galo svarbu. Nes aš manau, kad tai yra tam tikras patriotizmo ugdymas ir noras, kur tu bebūtum, padėti Lietuvai ir jos žmonėm. Nes mes dabar jau esam bendroje ES šeimoje, tarpe kitų 28 valstybių. Atrodo, gal nesam tiek dideli, bet jeigu mes būsim vieningi, mes būsim stiprus. Nes visą laiką stiprybė yra mūsų vienybė. Jėga yra mūsų vienybė. Taigi dar kartą iš viso širdies su valstybės diena, mano mylima Lietuva. Labai džiaugiuosi, tikėjausi lietuvių tik tai čia bendruomenė, kad bus, bet atvyko ir iš Lietuvos. Dainingi žmonės, labai patriotiški ir džiaugiuosi, kad kartu galėjom sudainuoti šitą giesmę, nes tai labai svarbu, manau, tai labai svarbu mus kiekvienam tą padaryti ir būtent tą dieną, nes giedojimas šitos giesmės, tautinės giesmės mus būrė, vienija, sutelkia, nuteikia kitiems geriems darbams. Taip kad visada kviečiu visus lietuvius, kur jie bebūtų, atrasti tą vietą, kur tą dieną giedojama tautinė giesmė ir atvykti čia, kad ir į Strasbūrą. Jūs čia visada būsit laukiami. Esu su Sveikuolių sąjungos grupe, kadangi šiemet seniorų metai, tai šitą kelionę Europos parlamentaro pakvietimu išvažiavom 7 seniorai, kurie Sveikuolių sąjungoje jau 25 metai. Ir kokia nuotaika būtent šią iškilę dieną jūsų yra? Apskritai yra labai smagu nuo pat ryto, nors visur kitur aplink gal ir dirba žmonės, bet mes šitokioj gražioj kelioniai su labai gražia tokia kultūringa kompanija
iš visos Lietuvos, susipažinom visi, pasidalinom rūpesčiais, žemdirbių daug, pienininkų kooperatyvų, tiesiog visi važiuodami su, kaip pasakyti, savo problemom, savo bėdom, jas atvežėm ir į Strasbūrą. Manau, kad rytoj bus proga pasikalbėti apie tai, bet apskritai tai nuotaika labai, tai yra šventė, visiems labai širdį šiandien gera.